Dabar panagrinėsim šiek tiek grafikus. Tai pasidarysim 5 praktinį darbą. LibreOffice Calc skaičiuoklė. Taip, sinusų grafiką. Čia kosinusų darysim. Mums reikia apskaičiuoti kosinusą, ne? Mes galim paspausti F nuo X, pažymėti čia bet ką, CO, kos, spaudžiam Next, pasirinkam langelį, kurį turės apskaičiuoti ir spaudžiam OK. Formulę galima taip pat dvigubų paspaudimų nukopijuoti. Reiškia, jeigu pas jūs pažymėta ir čia yra kairiame pirmam stulpelį tam tikras eilės skaičių, prieėjus prie to kvadratėlio galite paspausti dvigubų su kairipėlės klavišu. Bus nukopijuota formulė, kai jūs matot va, B16, Escape, B21, atsisakyti Escape ir taip toliau. Grafikas, kuris priklauso, kur yra priklausomybė Y nuo X, tai yra šiuo atveju, aišku, kosinus nuo X, tai yra Y, taip, Y lygų kosinus nuo X, taip, kažkoks kintamas Y. Jis priklauso nuo X. Tuomet, paspaudus chart, ne, grafikų iškvietimui mes paspaudžiam chart, reikia pasirinkti X, Y scooter, reiškia X nuo Y priklausomybė. Visam kitiem nebūtina, tai columns, bar ir kiti. Mums reikia tiesiog šitą liniją pasirinkti. Next. Next. Čia duomenų sritys, rangas, matot, pas mus pažymėtas B2, C24. Reiškia, next. Duomenų serija, duomenų laukų pavadinimai. Reiškia, C2, ne? C2, matot, va čia, rango pavadinimas. C2 yra kosinus nuo X. Tai va, rango. C2. Next. Pavadinimas kosinus nuo X, pavyzdžiui. Kosinus nuo X. Galim pavadinti. X, Y ašis, pavyzdžiui. X, pavyzdžiui, pavadinam, o Y ašis tiesiog Y. Ne? Ir matom, kad X jau atsirado ir Y taip pat. Legenda tai va šitas laukelis. Reiškia, linijos pavadinimo lauko, kas vadinamas legenda. Šiuo atveju jinai yra iš dešinės, right. Jeigu norim iš kairės, galim iš kairės. Pavyzdžiui, galbūt viršui, ne, va, atsirado apačioj, čia bus, ne, bet mes paliekam right. Ir finish. Na va, mes gavom. Dabar kaip pakaitaliuoti pavyzdžiui, mums reikia, kad Y šie būtų tik nuo -1 iki 1, kadangi X kosinusas negali būti didesnis negu 1 arba -1. Mažesnis negu 1 ir didesnis negu 1. Reiškia, dvigubai spaudžiam į šitą sritį, ne, Y šies į skaičiukus. Mums atsirado Y šies žymė, skalę reikia laukelį pereiti, nuimam varnelę ir ištrinam nereikalingus skaičius. Toliau mums reikalingas intervalas, kad būtų kas 0,1 skirtusi. Dabar mes matom, kad kas 0,5 varnelė 0,1. Ok. Tiesiog mums netelpa, jeigu mes praplėsim aukštį, mes matysim. Jeigu mes norim pakeisti kampą, vėlgi dvigubai, mums dabar kampų rodo. Position. Label skirelis. Ir šiek tiek žemyn iš pradžių, paskui grąžinam. Reiksiu tą patį. Neleidžia lygiai 0. Ok. Na va. Dabar galim gal įeiti ir 0 padaryti. 0. Ok. Ne, neleidžia, matot, 0 iškart paverčia. Tada bent jau arba 1 arba -1 laipsnis.
Va. A, langelio pločio keitimas, reiškia, ne, prieinat prie kvadratėlio, jeigu jūs prieinat prie kvadratų, kur atsiranda pasvyrusi rodiklė, tai yra būna prie kampų, ne, tada jūs galite ir aukštį, ir plotį didinti. Taip, jeigu jūs prieinat prie dešinio šono, ne, tada jūs galite per vidurį didinti tik plotį, ne. Jeigu jūs prieinat prie viršui arba pačioj kvadrato per vidurį, tada bus tik aukštis didinamas. Jeigu norim pakeisti vėl, jeigu jūs išeinat iš diagramos, jums reikia, norint įeiti į diagramą ir atlikti tos keitimus, kuriuos mes darėm, ką tik dvigubai paspausti, tuomet jinai pakeičia savo pavydalą šiek tiek. Na ir tarkim, mes norim dabar, kad legenda būtų kitoj vietoje. Ne, spaudžiame legendą dvigubai, ne, position, na ir, pavyzdžiui, norim bottom, apačioj, ok, bus apačioj. Gerai, judam toliau. Funkcijos grafikas eksponentė, panašiai. Pagal du parametrus čia. Kaip jau sakiau, šitas ženklas reiškia laipsnį, kelia x laipsnį. Šiuo atveju lygų x pakelta trečioji, tai yra kubinė parabolė, daug trečioji minus 4. Ne? Enter. Jeigu mes norim kopijuoti formulę į dešinę, mums keis vietoj A jau bus B stulpelis. Todėl, reiškia, mums neturi keisti raidės A. Uždedam dolerio ženklą prieš A raidę. Enter. Į apačią, aišku, mums vienaip ar kitaip nebūtų problema, nes keistų tik skaičiuką. Ne? Dabar, kai mes kopijuojam formulę, pažymim šitą langelį ir nukopijuojam formulę į dešinę, mums A langeliai paliko ir, aišku, 5 irgi pasiliko. Mums reikia vietoj minusų parašyti pliusą, enter, pažymėti, nukopinti žemyn ir pažymėti visą sritį, nes mes dvi linijas darysim. Paspaudžiam chart, pasirinkam square, tokią, next, next, next. Na ir pavadinimą aš dabar nerašysiu, finish tiesiog paspaudžiam. Na, mes ir gavom tokią diagramą. Jeigu mes norim padaryti, kad būtų maksimum nuo minus 70 iki 70, tada dvigubai į y ašį, vėlgi 70. Ir norim, kad keistųsi kas 10. Ok. Na, gerai, su šitą užduotim tiek. Dabar panagrinėsim failą elektra drabužiai. Perinam pirmą dar, atsiprašau, atsidarom su Openu Libre, su dešiniu, OpenVis Libre Office. Perinam pirmą darbo lapą, elektrą. Apskaičiuosim skirtumą 2 mėnesių. Lygų. Nuo vasario reikia atimti sausio mėnesį. Enter. Kaip atsimenat, formulę kopijuojam prie šitą kvadratą, paspaudžiam kairį pilies klavišą ir traukiam. Arba dvigubai į šitą kvadratą. Tėlį, taip. Ir formulė nusikopijuoja toliau. Pakeičiam kainą tarifą 0,55. Enter. Sumą. Lygų. Skirtumą dauginam iš tarifo. Taip. Jeigu mes neuždėsim dolerio ženklą, neuždėkim pradžią. Paspaudžiam Enter, pažymim langelį, per keletą langelį nukopijuojam, mes jau matom, kad čia 0. Kodėl? Todėl, kad daugina jau iš I8, toliau escape, iš I9, iš I10 ir taip toliau. Ne? Be abejo, E langelį turi keisti, E12, E13 ir taip toliau. Taigi, ką reikia daryti, kad langelį I7 nekeistų?
Raidės I ir taip nekeičia, jūs matote, ne? O skaičių 7 keičia, mes dedam dolerio ženklą prieš 7. Enter. Pažymim šitą langelį ir kopinam formulę žemyn iki šitos vietos. Čia apskaičiuosim sumą, tiesiog sumos ženklas ir F11, F22. Drabužiai. Kaina su 0. Lygu. Pradinė kaina minus pradinė kaina dauginta iš nuolaidos. Jeigu procento ženklo neuždėsim, tai jis padaugins tiesiog iš 13. Norint sužinoti, jei mes norim sužinoti nuo 100 litų, kiek tai sudaro 10 procentų, mes 100 turim padauginti iš 0,1. Arba, geriau taip. Arba šiuo atveju kompiuteris, jeigu mes pridėsim procento ženklą, jis pavers skaičių 13 į 0,13. Arba tiesiog reikia padalinti šį. Bet šiuo atveju mes tiesiog dolerio ženklą uždėsim. Reiškia, jeigu 100 padaugintumėt iš 10 procentų, tai yra iš 0,1, jūs gautumėt 10 litų, o kainą su nuolaida norit sužinoti, reikia nuo 100 atimti 100, padauginti iš 0,1. Dėkui. Enter. Jokių dolerių nereikia, nes formulė automatiškai turi keistas. Iš 7 langelio, iš 8 langelio escape, iš 9 ir taip toliau. Sumos ženklą paspaudžiam ir paspaudžiam enter. Ir veiksmai iš skirtingų darbo lapų. Šitam langelį apskaičiuosim lygų, spaudžiam pirmiausia į elektrą, pažymim sumą, pridedam plius, atkreipkite dėmesį, elektra, taškas, F23, plius drabužiai ir spaudžiam langelį drabužiai, irgi atkreipkite dėmesį, elektra F23, drabužiai E13. Ir spaudžiam enter. Tada čia bus apskaičiuota ta suma dviejų langelių. Dėkui už dėmesį. Sekanti užduotis veiksmai. CTRL rutuliukas pasididinkim savo šiek tiek. Taip. Mėnesio pajamos už produkciją lygų. Kiekis daugintas iš kainos. Enter. Formulę dvigubų paspaudimų nusikopijuoja iki pat galo. Mums taip nereikia, todėl mes nurodom konkrečiai iki kur. Toliau. Bendras mėnesio pelnas. Tai sudėsim mėnesio pajamos iš produkciją plus kitos mėnesio pajamos. Enter. Ir metinis pelnas. Lygų. Įsivaizduojam, kad kiekvieną mėnesį vienodai. Tiesiog bendras mėnesio pelnas iš 12 dauginam. Ir nutempiam formulę žemyn. Jeigu norim, galim apskaičiuoti sumą. Atsiprašau. Nepasirinkau reikalingo veiksmo. OpenVis, LibreOffice, Calc. Kitaip vėl CTRL. Lygų. Kiekis dauginamas iš kainos. Nukopinam žemyn. Čia bendras lygų. Tas plus šitas langas. Enter. Ir metinis pelnas lygų 12, ne 12, o šitas langelis dauginimas iš 12. Enter. Atimtis. Lygų. Kiekis dauginamas iš kainos. Enter. Mėnesio pelnas lygų. Šitas langelis plus G3. Enter. Pažymėjom langelį, nukopinam formulę lygų. Mėnesio pelnas dauginus iš 12. Ir nukopinam. Mes galim pažymėti LTŽ nuo šito, nes ši kaina visur, taip, kaina ir pridėti LT ženklus. Praplėsti tulpelį, jeigu reikia. Šriftų dydį jūs suprantat, kaip keisti, suvienodinti, pavyzdžiui, mes norim. Čia, tarkim, 10,5 arba 100. Taip, pirmas, antras yra metinis pelnas, atsiprašau. Mėnesio pelnas. Čia turėjo atimti. Ne? Pakeitėm formulę. Ir vėl nukopijuojam žemyn. Ir kaip matom, visur bus minusų ženklas. Taip. Ir veiksmai iš skirtingų darbo lapų lygų. Sumavimas, šitas darbo lapas, plus
atimtys, metinis pelnas. Enter. Na ir nukopiam. Na, čia apskaičiuojam sumą, sumos ženklas, enter. O čia mes norim, tarkim, matyti tą sumą lygų tiesiog iš šitą langą C10. Matysim to langelio reikšmę. Uždarom, close. Na ir funkcija 2. Iškai taip. Dabar panagrinėsim, vėlgi, atsiprašau, dešiniu, open vis. Mokestis už šilumą. Jei nagrinėsim funkciją if. Jei pajamos daugiau už 200, na, padarykim pajamos. Padidinkim, pavyzdžiui, šiais laikais, tarkim, būna nuo pensijos nuo 600, ne? Tarkim, atlyginimas kažkur 2000, ne? Pusantro, nu ir pensija mažesnė, 50. Taip, gal čia 700. Dabar darysim, pakeisim čia tada sąlygą. Jei pajamos daugiau už 700, mokama visą kainą. Ne? Kitaip bus 50%. Reiškia taip, spaudžiam F nuo X, pažymėjom aš tą langelį, pasirinkam iš I raidės mažai formulę, todėl pakanka I raidę paspausti, tik 3 formulės. Spaudžiam next. Na ir dabar pirma sąlyga. Jei pajamos, ne? Klausimas. Pastatom žymėk. Daugiau už 700. Tuomet, jeigu tai yra teisybė, mokės visą apšildymo kainą. Ne? Jeigu taip nėra, tada mokės C3. Pastatom žymėklį. Dauginta 50%, tai yra 0,5. Taip? Nu ir matom rezultatą. Bus 107 litų reikės mokėti. Nu, tarkim, valstybė kompensuoja tą. Ne? Jeigu jinai jau gaus 701 litą, jinai jau mokės 214. Ne? Apsimoka pamažinti pensiją. Tai, nukopijavom į apačią, kaip matom, čia 4 eilutė, niekur užfiksuoti langelių nereikėjo, ir čia 6 eilutė. Ne? Jeigu čia gaus 700, mes matysim šitą. Gerai. Paskaičiuokit uždarbį ir atskaitimus pagal sąlygą. Dabar čia dirbtas valandos. Ne? Pakeiskim dirbtas valandas, pavyzdžiui, tarkim, įsivaizduokim, kad čia už mėnesį. Ne? Ir čia sąlygą irgi pakeisim. Toj. Padarom vietoj 24, pavyzdžiui, 108 valandos, 150, 108, 150, 190. Pavyzdžiui, 200. Ir, pavyzdžiui, viršvalandžius. Viršvalandžiai. Jau čia viršvalandžiai, tai čia 108, tarkim. Irgi. Čia 150. Ir tie, kurie jau prie ribos, tai jie, tarkim, dar dirba po 20 valandų viršvalandžių. Šitas nedirbo, nes ir savo valandų neišdirbo. Arba čia gali būti naktinis tarifas. Naktį. Tarkim, čia irgi. Čia 30 valandų išdirbo ir čia 25 valandas viršvalandžių išdirbo. Tarkim, per mėnesį. Dabar įkainis pakeiskim irgi 10 litų, o čia bus 15 už viršvalandžius. Taip. Dabar jeigu uždarbis, tada taip padarom. Jeigu uždarbis daugiau už 1000 litų, atskaitoma bus 33, jeigu mažesnis 25. Progresyviniai mokesčiai. Ir lygų. Dirbtos valandas dauginam iš įkainių. Iš pradžių panagrinėkim paprastai, be fiksavimo srities, plus viršvalandžiai dauginta iš viršvalandžio įkainių. Taip, jeigu mes paspausim Enter, atsiprašau, čia
B9 kažkodėl, B10. Pastatėm žymeklį ir pataisėm. Mes gavom 1980, nukopinam formulę žemyn, pas mus gaunasi 0. Kodėl? Todėl, kad B11, D11 įima langelius. B12, D12. Taigi, galima ar štrinti, ar paskuišti. Taip, pastatom žymeklį ir mums reikia, kad skaičių 10 užfiksuotų. Reiškia, prieš skaičių $10 ir prieš D10 taip pat dolerių ženklas. Na ir nukopinam formulę žemyn. Aišku, mes galim LT ženklus uždėti, praplėsti tulpelio plotį ir atskaitom. F nuo X, pastatom žymeklį į raidę, next, loginis testas. Jei daugiau už 1000, čia visi daugiau, mes pakoreguosim. Galbūt imkim daugiau už 1600. Už 1600. Nei daugiau už 1600, atsiprašau, kuris langelis, klausimas. Uždarbio. Taip, uždarbio langas daugiau už 1600 litų, tuomet bus atskaitama, mums reikia sužinoti tik kiek atskaitys, ne? Tada šitas langelis dauginamas iš 0,33. Jeigu mums reikėtų sužinoti, kiek jis gaus, tada mes E10 atimtume E10 ir padauginame iš 0,33. Kitaip, jei tas langas neatitinka pradinės sąlygas, tada bus priešingų. Atveju bus daugybų iš 0,25. Tai va, mes apskaičiam, kiek šitam atskaito, ne? Va. Šitam atskaito 382 litus, jeigu jis gaus, pažiūrėjau, būtų išdirbęs 100 šiam valandų, jau jam būtų 537, 200 litų, 150 litų daugiau, ne? Tai. Nors gavo tik tai 100 litų daugiau, ne? Atskaito 150 daugiau. Taigi, na ir dar vieną ifą panagrinėsim, dar vieną užduotį su if funkcija. Dabar bus įrašoma konkreti reikšmė. Reiškia, mes nagrinėjom, ar derliaus langas, pastatom žymeklį, daugiau už 20, ne? Tarkim, ko matuojam, nežinau. Tame, jeigu daugiau už 20, tada bus tinkami medžiai. Kabutės turi būti pradžioje ir gale. Ir priešingų atveju netinkami. Arba galima rašyti auginti, neauginti, tirti, netirti. Netinkami, kopinam formulę žemyn. Ir tinkami bus ten, kur obelis 40. Jeigu mes padarysim čia 21 kriaušę, irgi bus tinkamas medis, auginimui. Sekantį ketvirtą užduotį apskaičiuosim iš pradžių vidurkį F nuo X, AV, averagė, next, turim įtraukti reikšmes nuo B31 iki E31. Spaudžiam OK, skaičiavam vidurkį, nukopijavom žemyn ir dabar vėl F nuo X. If išėjo information, all, if, next. Dabar, jeigu šitas langas, statom žymeklį, daugiau balygų už 8, tuomet įstos, taip, ne? Kabutės, pradžioj, tab, galime kitą langelį perėti. 3 kartus teko paspausti, nes iš pradžių perėjau į šitą, paskui į šitą sritį ir taip, ne, kabutės, enter, ne, kopinam formulę žemyn ir matome, kad tik 2 tokie vidurkiai pas Julę ir Darių yra. Na ir šitos mes jau nedarysim, dėkui už dėmesį.